Aš padariau šitą tortą. Jaučiu, kaip šaltis eina per visą kūną man. Visą praėjusią vasarą Lietuvos krepšininkų kasdienybę sekusių kamerų užfiksuota medžiaga jau sugulė į dokumentinę juostą Mes už Lietuvą. Premjeros nekantriai laukia ne tik 3 milijonai krepšinio ekspertų, bet ir didžiajame ekrane debiutuosiantis pagrindiniai filmo veikėjai. Tikrai visų tų smulkmenų neprisimenu, tikrai bus labai įdomu pamatyti, kaip kas, manau, tikrai filmas bus pozityvus ir su gera nuotaika nufilmuotas ir, manau, pateiktas dar geresnė nuotaika, viskas sudėliota į vietas, tai manau, bus tikrai žiauriai įdomu pažiūrėti. Krepšinio aistruoliai jau netrukus galės pajusti, kaip istorinė Lietuvos krepšiniui vasarą išgyveno tie, už kuriuos kumščius laikė visa šalis. Tavęs visų. Visiems yra įdomu pamatyti tai, ką ir išgirsti tai, ką Kęstutis Kemzūras sakė po pralaimėjimo Makedonam arba po tos sunkios nakties prieš rungtynę su slovėnais. Nes geriausias vaistas tai yra pergalė. Pasak režisieriaus Andriaus Lekavičiaus, per 2 mėnesius filmavimo nekilo jokių rimtesnių nesusipratimų. Jau pirmą treniruočių stovyklos dieną jis su Kęstučiu Kemzūra aptarė savo darbo tvarką, kurios vėliau griežtai laikėsi. Pagrindinis kriterijus ir mano pagrindinis prašymas buvo, kad tas visas procesas, tas filmavimas, jeigu tai netrukdytų pagrindiniam procesui. Treniruočių pasiruošimo šitą. Ir turiu pripažinti, kad vyrai buvo nematomi, kas man labai patiko. Aš pamirždavau, kad mes esame filmuojami ir dar kažkas, ir aš į tai sąžiningai nekreipiau dėmesio. Buvo momentų, kai norėjau tiesiog uždengti ranką, kamerą, mesti rankšluostį. Tiesiog, kai tai jau trukdė. Pasakysiu, sąžininkai tikrai nebuvo tokių, kad trūkdė. Aš niekada neieškau kažkur, kai sunku problemos kamera ir dar kažkur. Yra žaidėjai vieni, kurie išsilieja kameros, kiti ant žurnalistų, treti. Aš šiaip nežinau. Visada ieškau savyje problemų arba mumise kaip komandoje, o ten nemanau, kad nors vieną kamerą kažkam sutrukdė ar net įmanoma sutrukdyti. Čia tiesiog kiekvieno nusistatymas. Juostoje atvirai pristatomas nepagražintas rinktinės gyvenimas. Krepšininkai tik pirmosiomis dienomis kiek varžėsi filmavimo grupės, o vėliau užmiršo apie juos sekančias kameras. Pradžią net nesupratau, nes pirmose treniruotėse žiūriu kažkokie vyrai su kamera. Nesupratau, ką jie čia daro. Tai paklausiu vieną kartą Liną, sakau, ką jie čia daro? Sako, čia filmą kuria. Tada. Rinktinės atstovos spaudai Lino Kunigėlio, kuris yra ir vykdantysis filmo prodiuseris teigimu, įdomiausi vaizdai iš procedūrinio kambario ir rūbinės, kurioje jam pačiam nekartą teko filmuoti. Yra kelios vietos rinktinėje, kurios turi savo labai aiškę specifiką. Viena iš jų yra rūbinė, kurioje rinktinė žaidėjai, visa rinktinė šeima nori jaustis ir turi teisę jaustis saugiai, nestebimi nieko ir nieko nebijodami kalbėti, atvirai šnekėtis. Tai čia yra viena iš tų vietų, kita vieta yra procedūrinis kambarys, kur yra atliekamos tam tikros medicininės procedūros ir procedūriniam kambarį, be to, kad ten yra pastatinėjami krepšininkai ir taisomi jie, kaip mes sakom, tai dar vyksta labai daug linksmų dalykų, pradedant nuo to, kad visi ateina neblogai nusiteikę, juokauja, pokštauja, tai ten, pavyzdžiui, Panevėžy netgi procedūriniam didžiuliam kambarį dar vykdavo pokerio pasižaidimas. Tai tokie pakankamai smagūs įvykiai. Ten toksai yra kaip atsipalaidavimo kambarys, kadangi ir masažistai dirba. Ir žmonės, krepšininkai ateina, išsikalba, jie galbūt pasako masažistui, ko nepasakytų viens kitam arba vyriausiam treneriui, tai žodžiu tokie yra subtilių vietų. Kas geriausia aktoriai be tavęs tam filme? Ne, aš tai nominaciją atiduočiau brolio. Žaidėjai, kai jie jau mus priėmė į savo ratą, tai jie ir patys, taip sakant, bendraudavo su tą kamerą. Tiek Martynas Pocius, tiek Simas, tiek Jonas ir kiti, beveik visi.
O tu su Photoshopu jam tą barzdą kaip nors nuimsi paskui? Jam tai irgi buvo pramoga, nes iš tiesų tu išgyveni neįsivaizduojamą įtampą, kai žaidi savo šalyje ir visi tave stebi. Tai jam irgi reikia atsipalaiduoti. Aš manau, kad mūsų tas filmas jam buvo kaip ir pramoga, kaip ir toksai būdas biškį pabėgti nuo tos visos įtampos. Mes už! Filmo Mes už Lietuvą premjera Lietuvos kino teatruose įvyks gegužės 31 dieną. Manai, pakvietimas į didžiąją premjerą 29 dieną bus 2. Su kuo planuoja ateiti? Su Robertu.